Sveiki gyvi, mėlyje. Šį kartą bus labai kategoriškas, sąžiningas ir pasakys turbūt tai, ko nieks iki šiol nesakė ir daugelis neišdrįst to pasakyti. Visų pirma, neišdrįst to pripažinti. Daugelis nenori to girdėti. Daugeliui tai, ko aš pasakysiu, turbūt sukels vidinį gėdą. O galbūt privers susimastyti. Galbūt tas vaizdo įrašas pažadins sąžinį pas kai kurių žmonės. Taigi, kovo 11. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 90 metais, 1990 metais, galim sakyti, mes išsivadavom iš tarybinės okupacijos ir tapom laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Žmonės kovoja, stovėjo prie televizijos bokštų, prie Seimo. Atkovoja. Žmonės galvoja, kad patys atkovoja. Na ir galvokim, o kas mums drauda? Laisvo, nepriklausomo Lietuvo galvot, kad patys tai sukūrė. Patys organizavo. Tegul. Net nebandykim to paneigti. Patys. Žmonės tenkės, laukia, kovoja. Iškovojus. Iškart. Dalis kovotojų, tai yra apie 1 milijoną, iš Lietuvos pasitaikius progą tiesiog pabėga. Išvažiavo į užsienį. Didesnį pinigą užsidirbti. Nes atkovojus nepriklausomybę pasidarė Lietuvo nebepatogu gyventi. Atlyginimų maži. Ir visa kita. Išvažiavo. Gerai. Taigi, atkovojus nepriklausomybę, mes turėjom, kaip Lietuva, savo pramonį. Mes turėjom visko. Mes turėjom savo atominę elektrinę, kad ir galėjai dar veikti daug metų. Tai buvo saugi elektrinė. Reikėjo parenovuoti, patvarkyti, paremontuoti. Ir mes dar galėjom turėti mažiausiai 25 metus savo pigi elektrą. Mes anu užsidarėm. Įmonės, valstybinės įmonės, aš būtent akcentuoju valstybinės, nes mes kalbam apie valstybę, apie tai, kad valstybė, jeigu deklaruojant, kad jinai yra nepriklausoma, tada vadinasi, ana turbūt savarankiška valstybė, turėti savo pramonę, pajamas. Bet ko padarė valstybė? Galbūt reikėtų įvardyti antivalstybininką. Jis sugriovė valstybę, sugriovė pramonę. Prichvatizavo, išsivogė. Kas po plytą išdraskė kaimus. Kas gamyklas prichvatizavo, saugumiečiai visokie. Tapo verslininkas, užsimojo kostiumus. Kai kurie jau mirė, visai nesena. Kai kurie dar tebevaikščia su kostiumas, vaidin verslininkas. Prichvatizavė. Liaudiškai sakant, apgavė žmonės. Ir prichvatizavo gamyklas, dabar ir verslininkai, ir krauna savo milijonus. Daugelis tų milijonų investuoja į užsienį prisipirkė būstų ir taip toliau. Valstybė prarada visą pramonę. Dalis buvo sugriauta, dalis prichvatizuota. Nuo Mažeikių naftos, apeinų perdirbimo įmonės, telekomą ir taip toliau mes čia galim vardinti. Mes turėjom savo visą laivininkystę, mes turėjom žvejybas, visą jūrų uostą, visą kitą, mes visko turėjom. Laivų supjausti metalą. Valstybė praktiškai nieko nebeturi. Tur dar kelis įmonės, Regitra, kad ir kel mokesčius visokius ekologiškus ir taip toliau, kažkokius neadekvačius mokesčius ir smauga tos pačius lietuvius.
mokami kažkaip visiškai neadekvatus mokesčiai. Tur dar kažkokia Lietuvos paštą, kurio paslaugos irgi abejotinas kokybės. Valstybė praktiškai nieko nebeturi. Valstybė visko sunaikina. Mes turėjom visko. Mes gaminom nuo šaldytuvų. Mes turėjom stiklo pramonę. Mes turėjom kompresorių gamyklas. Mes turėjom avalynės fabrikus. Mes visko turėjom. Mes nieko nebeturėjom. O kam mums? Kam mes tokie reikalingi, kad viską patys tur ir gaminas? Tokie nereikalingi ir. Reikalingi ir tai, kad būtų paklusnus ir pirktų. Būtų vartotojas. Taigi, mes šiandien nesam vartotojai. Mes šiandien esame vartotojai, mes šiandien perkam užsienietiškas prekes, kurių mums taip trūka būtent tarybiniais laikais. Ir šiandien mes turim to gerovę, mes galim pirkti džinsų kiek tik norim, nes tada negalėjai gauti, sunkiai buvo gauti džinsų. Bet mes šiandien galim pirkti įvairiausių dešrų, vokiškų, lenkiškų, kurių garantijas po pusę metų mes galim peiną, dabar turėti šaldytojų pusę metus pakelis. Peiną, mes visko turim dabar. Mes galim prisipirkti importinių prekių, kiek tik nori. Taigi, pramonė susigriovė. Ir susigriovus pramonė, sugriovus pramonė, kil klausimas. O kurioje vietoje mes čia esam dabar nepriklausomi? Jeigu mes visiškai priklausomi nuo ES, nuo išmokų. Kurioje vietoje mes čia galėtumėm švęsti nepriklausomybę? Bet mes paieškokim nepriklausomybės. Mes pasižiūrėkim toliau. Aš šįryt 5 valandą šįryt atsikėliau ir susirašiau, kaip sakant, susikonspektavau. Mes turėjom litą. Žmonės atkovojo nepriklausomybę, džiaugėsi, įsivedė savo valiutą, savo litą. Aš irgi džiaugiausi. Aš litą labai pasiilgau. Ir aš tikiu, aš gal esu per naivus žmogus, bet aš tikiu, kad mes kažkada litą susigrąžinsim. Ir tada galėsim sakyti, kad mes esam jau dalinai nepriklausomi. Mes neturim savo valiutos. Kiti kaimynai tur. Švedai tur. Lenka tur. Baltarusai tur. Oi ne, Baltarusijos negalim minėti. Taigi čia, ne. Baltarusija visai pramonė turi ir savo valiutą turi. Ir po 72 eurų centus dizelį tebe turi. Niekas nekėlė, neleid kelti, nes ten yra Lukašenka diktatorius. O pas mums gal degalinių savininką tiesiog vidury baltos dienos apiplėšinėti žmonės. O čia ir laisvė. Čia ir nepriklausomybė. Taigi, atsisakym savo valiutas, nebeturim. Ar tai ir laisvė? Nežinau, man atrodo, kad ne. Bet jeigu jums atrodo, kad taip, tai jūs būtina švieskite. Mes turėjom savo bankus. Mes nebeturim savo bankų lietuviškų. Mes neturim valstybinių bankų. Daugelį šalių turi. Bet mes švenčiam nepriklausomybę, neturėdami savo bankų. Kada skandinavų bankams yra atiduoti žmonės ir kad tai taip pat vidury baltos dienos, galim sakyti, žmonės apiplėšinė. Kraunas milijardinius turtus ir išsivež į savo šalis, į Skandinaviją, į skandinaviškas šalis. Tai banka ne tik, kad kraunas turtus, bet tai netgi savo darbuotojus norėjau sakyti paskirą. Negali sakyti paskirą, žmonės jau patys išsirink demokratinį šalį, laisvą nepriklausom, vyks demokratinį rinkimą. Kaip sakant, tai banka pasiūlo žmonėm gerą kandidatą, kaip Nausėda, Valenbergų šeimą, SEB korporacija ilgus metus dirbusi, pasiūlė, o žmonės išsirinka. Tai va, mes turim skandinaviškų bankų, kad irgi taip pat mokesčius kel. Ir žmonės yra įtraukiami į bankus, į paskolas ir taip toliau. Bet žmonės už tai gal važinėtis naujais automobiliais, žmonės gal gyventi būstus naujus.
Tai tarybinis laikas ten baigdavau mokslų, šeimą sukurdavau, valstybė kažkaip suorganizuodavau tus būstus. Bet tai buvo blogs modelis. Geriau ir bankus būti. Paskolos, mokėti paskolas ir padėti skandinavams, kaip sakant, kelti ekonomiką. Mes turėjom savo kultūrą. Iki 90 metų mes turėjom kultūrą, mes turėjom tradicijas, mes turėjom papročius, mes žinojom, kaip reikia auklėti vaikus, mūsų tėvai šokdavo tautinius kolektyvus, dainuodavo liaudės dainas, liaudės šokių šokdavo. Kiekviena gamykla, kiekviena gamykla turėjo liaudės šokių kolektyvus ir taip toliau. Absoliutiškai kiekviena gamykla turėjo. Šiandien gamyklos tur, pramonė, tur, užsienio korporacijų atėjus pramonė, ar tur šokių kolektyvus dar kažko. Nebe tur. Tas laikas turėdavo. Turbūt buvo tokie baisus laikai, kada versdavo žmonės šokti lietuvių liaudės šokius ir dainuoti lietuvių liaudės dainas, vakaronės visokias daryti. Žiaurus laiką buvo ir ačiū Dievui mes iš to išsivadavom ir švęskim tai, nepamirškit švęsti kovo 11. Aišku, vis dabar turime LGBT, Q, QQ, plius, visų paradų ir taip toliau. Tas laikas nebuvo. Nes tada buvo, neleido, o dabar žmonėm gal. Dabar pakeitėm savo subrandintą kultūrą, 100 metų puoselėtą, brandintą, augintą. Pakeitėm į paradus, žmonės gal šiekiaut laisvą paradus. Į valdžią po 90 metų sulinda taip patys visi buvo komunistai. Bet žmonės buvo komunistai, bet pasikeitė, ir žmonės keitėsi. Ne? Ir žmonės tos pačius renk. Mes turim prezidentą buvus komunistą, kuris pamiršo iš komunistų partijos išstoti. Mes turėjom Grybauskaitę irgi labai keistą moterį, visom prasmėm. Tik to. Mes po to, kaip atgavom nepriklausomybę, mes ar išsigandom nepriklausomybės, kažkas atsitiko, bet mes nebenorėjom to lito, mes nebenorėjom nieko savo turėti ir buvom suorganizuoti į Europos Sąjungą įstoti. Referendums buvo, 2 dienas vyko. Pagal įstatymus to negalbūt, bet tiek to, užmerkim akis. Per referendumą alus buvo dalijams už centą, skalbių milteliai, limonadas, šokoladukai. Ir žmonės įstoja į Europos Sąjungą. O tokiu būdu. Mes, kaip laisva nepriklausoma šalis, turim savo visą teisinę sistemą, turim konstituciją, ne? Tai pagrindinis toks teisins, vadinkim, konstitucija. Kažkada, kada buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, mes turėjom statutus, ne? Dabar turim konstituciją ir straipsnis 9, tai ir pagrindinis straipsnis, kuriame ir sakoma, kad Lietuvos svarbiausia visi sprendimai turbūt priimami referendum. Tai būtent į Europos Sąjungą ir buvo panaudotas tas įstatyms, bet šiek tiek pažeist, bet buvo. O paskui to įstatymų jau netgi nebesivadovavo. Jau į NATO netgi be referendum. Politika pats nusprendė ir įkiša į NATO. Ir nesvarbu. Ir visiems gerai. Paskiau mes matom, kad į NATO įstojus mes pasidarėm labai drąsus, mes galėjom pradėti šaukti, tai ir kritikuoti kaimynus ir taip toliau, ir pasidarėm drąsus ir netgi nurodinėti kitom pasaulio šalim, kaip reikia gyventi, kokia turi būti demokratija, kokia turi būti santvarka, mes pradėjom
mes prisidėjom ir patys netgi pradėjom organizuoti visokius mitingus, protestus kituose šalyse, į Ukrainą, Graužinienė ir Landsbergis tuometinis Europos Sąjungos, kaip sakant, deputatas, nuvykęs į Kijevą, šaukė 14 metais, Sazdaitė Maidan po всей Ukrainai. Nu, tiesiog mes pradėjom nurodinėti netgi kitam pasaulio, kaip reikia gyventi, skatinti Maidanus, perversmus ir taip. Создайте Майдан по всей Украине! Создайте Майдан по всей Украине! Создайте Майдан по всей Украине! Здорово, Майдан! Здоровенькі були! Ісем з Литви, а як бачу, дивлюсь, на Майдан я і думку гадаю. Mes pradėjom nurodinėti Baltarusiją, kaip gyventi. Pradėjom organizuoti visokias akcijas, kelius sustoja visi, ir nuo Tapino, Grybauskaitės, Vėgėlė susikėbė visi rankom. Netgi pradėjom, kaip sakant, patys išmokė demokratijas, pradėjome įdieginėti kitas pasaulio šalis. Buvo netgi tokių politikų, kad ir iki šiol nori diegti tas pačias demokratijas, netgi ir Kinija. Aš jau nekalbu apie Baltarusiją, Rusiją, bet ir Kiniją. Ir sako, jeigu anos nepaklus, mes įvesim sankcijas. Nu, Kinija dar pakol kas sankcijų nevedinė, bet Rusija, Baltarusija ir įvedinėjimus, nes Baltarusija ir Rusija, nesilg taip, kaip nori Lietuva. Vat įstoja NATO, kai mes tapom drąsus, irgi reikėtų tai švęsti, būtina paminėti, kada švenčiat, jeigu vartoja ten kažkokius tai gėrimus, pavyzdžiui, sakoti sveikatą, tai čia galėtų būti kaip tostai, tokių už NATO, už vis, tokių daug tostų. Ne, mes paskui pačią gal, aš jums uždėsiu trumpų vaizdą įrašą, visą apibūdinant, čia man asmeninti, kovo 11 ton šventimą, uždėsiu tokį trumpą vaizdą įrašą. Taip. Mes įstoję į Europos Sąjungą, bet mes nepamirškim, kad mes, kai įstojame į Europos Sąjungą, mes vis tiek esam nepriklausomi. Mes priklausome Europos Sąjungai, bet mes vis tiek esam nepriklausomi. Va čia ir įdomus dalykas, man labai sunku per tai perlipti. Bet, vis dėlto mes negalim prieštarauti, kad mes negalim sakyti, kad mes esam priklausomi. Nors mes priklausom Europos Sąjungoje, bet mes esam nepriklausomi. Tiek to. Jeigu negalim, tai negalim. Jeigu už tai keliamas bylas ir gali būti pasodinti kalėjimą, kaip aš dabar paimsiu ir pradės prieštarauti. Aš tik nenoriu kalėjimą. Aš turiu sakyti taip, kaip turbūt. Mes priklausom Europos Sąjungoje, bet mes esam nepriklausomi. Ir Europos Sąjungos įstatymai yra viršesni už Lietuvos Respublikos įstatymus. Tarkim, jeigu Lietuvė sugalvot kažko padaryti, turbūt mūsų politika, jeigu sugalvot Seime priimti kažkokį tai įstatymą, o tai ir buvo ne vieną kartą, negal prieštarauti Europos Sąjungos įstatymą. Tai tu irgi reikia būtinai atšvęsti kovo 11 dieną. Būtinai reikia atšvęsti. Tai, kad mes uždarinėjom kaimus mokyklas, vaikų darželius, darbo vietas naikinamus ir išnaikintas jau kaimus, tai irgi yra nepriklausomybė. Žmonės yra išlaisvinti nuo darbo. Kaimus nėra darbo, žmonės gal švęsti, kaip sako, laisvė, to išlaisvinimą, nepriklausomybė, nebepriklaus kažkam darbdaviui, dar kažko. Kaimo žmonės labiausiai yra laisvi, nes miestus dar dirb žmonės. Ir šito veito mes turim irgi kaime labai ir didelį nepriklausomybę, kada autobusą nebevažiuoja ir žmonės nepriklausomi nuo kažkokių tai grafikų, kada nebe darbo vietų, kada yra mokyklos uždarinėjamas, kada ir pavežiojamas autobusiukas vaikai išveina kaimą į kitą kaimo mokyklas, kad nereiktų daug tų mokyklų, be reikal ten šildyti ir mokytojų išlaikyti ten atlyginimų. Labai gerai. Labai gerai. Ir būtent to reikia švęsti, čia vėl galėtų būti vienas iš tostų. Čia kažkur 23 tostą turėtų būti, tai nežinau, ar patems Lietuvė švęsdami kovo 11 23 tostus, bet turėtų patemti, ne? Taip.
Ūkininkai dabar, vat, mes turim ūkininkus, mes turim dar kažkokių žemės ūkio, ne? Bet visi ūkininkai ir, kaip sakant, pasodinti ant ES išmokų. Jeigu ES išmokas dingtų, būtų panaikintas arba ES sugriūtų, tada sugriūtų ir mūsų žemės ūkis. Ir mes turim ir tai švęsti, tai ir nepriklausomybė. Čia ir nepriklausomybė, kad žemės ūkis priklauso nuo ES išmokų irgi, ne? Mes, būdami laisvi nepriklausomi, kada mes esam laisvi nepriklausomi, mums nebepriklauso remontuoti kelių. Vat, pavyzdžiui, neprivaloma. Vat čia ir laisvė tokia. Tiesiog galim važiuoti duobėtas kelias ir keliai, kuo toliau, tuo prastie keliai ir mums neprivaloma, bet mums privaloma ir paremti karą Ukrainą, o čia ir privaloma. Čia ir tokia laisvė žmogaus, bet jeigu tu nepalaikai Ukrainos, tada tu esi priešas, tu tampi priešas, tu tai vadint šunbežionį ir tau daubis nori iškasti, kai kurie jau sako, jau kas daubis, tokiam. Aš mane vadinu šunbežiniu, kuris, be galo nori švęsti kovo 11. Vat jūs patikėkite, o čia be sarkazme. Aš be galo norėčiau švęsti kovo 11. Aš be galo norėčiau švęsti kovo 11, išsikelti trispalvį. Tikrai džiaugtis nepriklausomi, bet negali. 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 Vidus, neleidai ir viskas. Aš norėčiau kitokios Lietuvos, aš norėčiau, kad mes turėtumėm savo pramonę, kad kaimą būtų Kijeve, kad bankus turėtumėm, kad turėtumėm valiutą, kad turėtumėm savo elektrą, kad mes visko turėtumėm. Aišku, bet aš esu atsilikęs, mano tarybinis kažkoks tai mąstymas ar dar kažkoks sutrikims, aš nežinau. Aš norėčiau būti nepriklausomai, kad mes tikrai bet čia kažkas su manimi ir negerai. Jūs man atleiskit, aš turbūt sergu. Ir turbūt aš esu verts, kad man būtų iškasta duobė, kad aš turbūt esu tas šunbeždžionė, teisingai, aš esu tas šunbeždžionė, kaip dabar, tai, kad reikia dalyvaujant svetimus karus, pinigus kraunas iš to rūmų statos. Ir turbūt aš esu šunbeždžionė. Tas katras, ar kažkokios tai laisvės, tikros nepriklausomybės, šiandien ir šunbeždžionė. Lietuvo šiandien aš esu šunbeždžionė. Ir tokių ir ne viens daug. Mes esam šunbeždžionė, ne? Tai, kad mes medicininė, visą medicinos sistemą šiandien dar turim, ir kažkokį, bet žmonėm reikia metus laiko laukti kai kuriem prie daktaro. O čia ir laisvė, čia ir pasiekimas. Irgi reikėtų kaptostą atšvęsti. Tai, kad mes miestus, senamiesčius, kad ir kaimus mes matom angliškas iškabas ir mes turim džiaugtis, kada nebėra lietuviškų iškabų, mes privalom džiaugtis. Mes turim tai sakyti, kad čia ir laisvė, kada mes galim skabinti angliškus užrašus, visokius čia linkofinį ir taip toliau, ne? Kada mes nebeprivalom gerbti lietuvių kalbos. Aš stengiaus, aš irgi žemaitiška Rokaunos irgi vienas iš tų užsieniečių, nes žemaitė jau tokia kaip užsienietė tam, kažkada buvau žemaitė taip pat lietuvė ir lietuvė suprasdavau žemaitišką, dabar ne visi žemaitišką supranta, stengiausi jau taip labai, kaip sakon, trupnė nerokau žemaitišką, šiek tiek žemaičių, tai negali pavadinti tikrą žemaičių kalbą Rokunda, tai ir tiesiog lietuvių kalbą su žemaitišku akcentu, taip sakykime, ne? Tai mes į lietuvių kalbą dabar galim iš vis ir per radijo stotis girdam, ok, fine, good, very good, nice ir taip toliau. Ir viskai Tapiną, Malinauską, visi, turim mes labai daug visokių nepriklausomų žurnalistų, kuris parėm Sorošo fondą, Tapinus ir visokiai 100 000, nepriklauso. Irgi nepriklauso, kažkas parėm, bet nepriklauso. Už gražis akis, ir visokius anglicizmus mes girdam. Mes turim labai daug televizijų visokių nepriklausom, katros priklauso užsienio korporacijom, ten vis Lietuvos žiniasklaidas, taip toliau, bet anas nepriklausomas. Man irgi labai ir keista, ir aš irgi už tai galite irgi atšvęsti ir pasakyti, kad Lietuva turi nepriklausomą, ne?
Tai, kad mes ilgus metus kovojom ir stovėjom ir varėm lauk rusą iš Lietuvos, bet šiandien mes Vilnių turim praktiškai rusakalbių miestų galim vadinti, nes rusakalbių ir ženkliai daugiau. Labai daug padaugėjus ir žmonės dėl to irgi turėtų atšvęsti, kaip nepriklausomybė, kaip tiesiog Vilnių labai daug rusų atsirado. Rusakalbių žmonių. Atšvęskit. Dabar perėsim prie skaičių. Ir to veito mano sarkazmas greičiausiai pasibaigs, nes to veito jau koti ir šaipytis nelabai išeina. Nes iš tikrųjų kovo 11 mes žmonės šventą, ne, kovo 11. Iš tikrųjų man ta diena ir kaip laidotuvės. Iš tikrųjų man tai ir laidotuvės. Tai gedulo iš tikrųjų diena ir turėtų būti iškelt trispalį su Juodu Kaspinu. Nes dabar perėsim prie skaičiukų, ne. 21,5% Lietuvos gyventojų pasiekė, teisingai galima įvardyti, skurdo rizikos lygį ir pasiekė. Nepriklausoma laisva Lietuva. Apie 620 tūkstančių žmonių. 5,8 ir pasiekė absoliutų skurdą. Ribą ir pasiekė. Beveik 6% Lietuvos žmonių skurdo ribą ir pasiekta. Taigi, nepriklausoma Lietuva nuo 90 metų pradėjo daugėti ko? Ubagų. Žinoma, daugėja ir ponų. Taip. Mes nuo 90 metų sugebėjom Lietuvą įvaryti skolas. Mes šiandien turim 35 milijardų skolą. Ir tai yra kiekvienam iš mūsų atitenka, jeigu padalinu sąžiningą, po 12 tūkstančių eurų mes kiekvienas esam skolą. Mūsų valstybė ir praskolinta, ir toliau ir praskolinama. Ir kada aš matau tos skaičius praskolinimą, tai atrodo, čia dar nieko tokio, čia pinigai. Bet kada mes kalbam apie gimstamumą, kada mes per metus prarandam po 20 tūkstančių žmonių, o čia ir baisu. O čia ir tragedija, o čia mes nykstam, čia ir laidotuvės. Mes kiekvieną mėnesį beveik po 2000 palaidojam lietuvių. Karą nevyksta. Pas mus karą nėra. Nieks nešauda. Mara, bada, karą nėra. Mes gyvenam laisvo nepriklausomą Lietuvą. Kur per mėnesį apie 2000 žmonių mes prarandam. Tiesiog. Bet per mėnesį po 2000. Tokie skaičiai yra. Tarkim, aš šią lentelę, labai atsiprašau, nepasėmiau vandenuką o čia lentelė, aš žiūriu, iš statistikos departamento išsitraukiau, 39 metas, mes turėjom kažkur 2,9 taip. 39 metais mes turėjom 2,4 milijonų gyventojų. Per karą žmonių nesumažėjo. Nuo 39 metų vis dėlto kreivė iki 90 metų auga ir mes buvom pasiekę 3,6 milijonų gyventojų. Ir kada atėjo nepriklausomybė nuo 90 metų, kreivė krenta į apačią. Ir mūsų vėl, beliko ten 2,5, 2,8, visi apie ir deklaruojama, ne? O čia ir skaičiai, čia ir statistika, iš statistikos departamento. Mes gimstamumą, tarkim, mirštamums ir 37-40 tūkstančių, gimstamums 17-19. Tai
Mes virš 20 000 kiekvienas metas prarandam žmonių be karo. Ane? Dar ir įdomus dalykas, kada lietuviai išgyvenę kažkokius istorinius laikotarpius, tarkim ir ton karą, bet mes turėjom įvairių karų, mes turėjom kryžiuočių, puldinėjimų 100 metų, kada mums puldinėjai kryžiuočių, mes turėjom okupacijas, mes turėjom išnaudojimus, kai lietuviai kiek buvo išnaudoję ir tai visi bajorijas ir visas kitas, kada buvo, ane? Ir šiandien lietuviai atstatinėjo, dvarustus atstatinėjo ir atrodo, tada dvarininkai išnaudoja ton mažiką kaimą žmogų, grina išspausdavo visko, kas įmanoma, ne? Už duonos kąsnį, ne? Ir šiandien vėl ir garbinami visokie bajorai, visokie dvarai atstatinėjami ir taip toliau. Kada mūsų 100 metų puldinėjai kryžiuočiai skerdė ir mums per prievartą nešė vienokį ideologiją, pakeitė ton ideologiją ir taip toliau, ir žudė žmonės tiesiog, ištisus kaimus naikint, tiesiog tai buvo, galim sakyti, kaip genocidas. Ir šiandien statinė pilis, Klaipėdo atstatinėjimo kryžiuočių pilis. O čia tai ir baisu. Ir kada kaimą šventą savo jubiliejus, tarkim, važiuonam per miestelius, per kaimelius ir matom, ten kaimeliui 770 metų, teik ir teik. Švent nuo tos datos, kada kryžiuočiai atėjo ir išskirtų kaimą, išdegina ir tada atsirado Livonijos kažkur kronikus pažymėta, kad būtent to dieną atėjo kryžiuočiai ir užimtų kaimą išskirt. Ir nuo tada neišventa. Ir Anibalevo koncertus, dar viskai žemaitukai, visokie kitokie klaukiukai, dainon, šoktam žmonės, džiaugas, linksminas. Kada per skerdynės, tai ir tragedija, to dėina turbūt geduls, kaimo geduls turbūt, kada atėjo kryžiuočiai, to dėina išskerd, ne, bet tas dėina švent. Ir atrodo kartais, kad aš gyvenu beprotname. Man atrodo, kad aš gyvenu tiesiog beprotname, bet jūs švęskit. Aš nesakau, čia ir mano asmeninė nuomonė. To, ko aš kalbu, čia tik asmeninė nuomonė. Aš nieko neraginu daryti, aš tik raginu švęsti. Aš tik labai noriu, kai švęstumėt, kai jūs būtumėt laimingi. Aš labai noriu. Ir aišku, aš nenoriu, kad ateitų čia Rusą. Aš nenoriu jokį Rusą, aš nenoriu gal jokį Tarybų Sąjungos, kurios jau nebėra, gal kiti galvo, kad dar ir anos nebėra. Ir aš nenoriu. Aš noriu laisvos, nepriklausomos tikros Lietuvos, su savo valiuta, su savo pramonė, su savo žmonėm, kad ir nereikėtų bėgti užsienis. Aš nenoriu čia iraniečių, aš nenoriu pakistaniečių, aš nenoriu čia indusų, kad čia vakščiotom, pizzas išvežiotom. Aš noriu, kad patys lietuviai čia dirbtų, patys keptų, patys valgytų, patys pirktų, patys nešiotų, kad mes patys čia visko darytumėm, kad mes būtumėm laisvi, nepriklausomi savo šalį, kad mums nereikėtų važiuoti į užsienį bėgti ir kad mums nereikėtų čia užsivežti iš kitų šalių žmonių, kurių tradicijas dar ir visai kitokias jau nėra dar pakeistas, nes ten šeimas yra po 5, po 6, po 10 vaikų, ane čia susiveš antras pusės, ane tiesiog pakeismas. Ir mes po 200 metų išnyksim, matematiškai suskaičiuota, jeigu mes toliau švęsim nepriklausomybę. Mūsų žmonės šventą. Keista ta daina kovo 11. Kada aš matau pilnas bažnyčias visokių politikų pirmos eilės sėd kažkokius ceremonijas atliek kažkur švent, dainau, žygius ein vaka, viskui šaulių sąjungos, visi švent nepriklausomybė. Aš irgi norėčiau švęsti. Sąžiningai norėčiau švęsti. Bet man visą tą šventę, visi tai šventimą ir nenorėjom pamatyti realybės ir tikrovės, primint vieną filmuką. Mums liktai ir prieš 16 metų socialinius tinklus buvo pasirodęs toks filmukas. Ir man šiandien būtent asocijuoja su visą tą šventę su tų filmuku. Bet galbūt aš klystu. Galbūt tas filmuks netinka. Bet man atrodo, kad tas filmuks tinka. Kovo 11. Tink tiem žmonėm, kad šventon šventė. Ir savo vaizdą įrašą, tokį liūdną. Iš pradžių gal jums ir linksma buvo žiūrėti, bet gal pasidarė liūdna. Tai noriu, kad pabaigti.
linksma. Taigi, uždeda tom trumpą filmuką ir su visais atsisveikinam. Neprašau jokių paramų, nieko neprašau. Taigi, mes gyvenam laisvą nepriklausomą Lietuvą, prašyti kažkokią paramą, paremti ar dar kažko. Tai būtų nesąžininga, negražu, nes mes gyvenam laisvą nepriklausomą šalį, kurioje ir palaikoma opozicinės televizijas, visas televizijas ir taip toliau, ne? Taigi, su šiuo linksmu filmuku ir baigu savo pasisakymą. Gerai, sėskis dabar tada. Nemoku, palauk. Atsisėsk. Aš noriu šventę švęst. Nu, kad Mindaugs visi ir Man nulūžė. įdomu, aš noriu šventę švęst. Viskas, Kad nulūžo. aš noriu šventę. Kad visi nulūžė ir. Man įdomu, aš noriu šventę švęst. Kad visi Viskas. nulūžė ir. Aš noriu šventę švęst. Mes anksčiau baigiam švęst. Aš noriu šventę švęst. Visi Aš nulūžė noriu ir. šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Visi Aš nulūžę. noriu šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu. Aš noriu. Kad visi nulūžė ir. Aš noriu. Kad visi Aš nulūžė. noriu. Kad visi Aš nulūžė ir. noriu. Kad visi Aš nulūžę noriu. yra. Aš noriu. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu šventę švęst. Aš noriu. Aš noriu. Ko čia mane būčiau? Aš noriu šventę švęst. Nu, tai kad visi nulūžę ir. Aš noriu. Aš noriu. Aš noriu. Kad visi nulūžė ir. Noriu. Tai gerai. Bet aš noriu šventę švęst. Kaimynai. Aš noriu. Einam. Ko? Einam šventę švęst. Va, aš noriu. Ko? Manęs nesivedė, aš noriu šventę švęst. Aš noriu. Aš noriu. Valgy, palauk.